Praėjusią savaitę mus lydėjo pakankamai šilti ir saulėti orai. Vyravo 15–19 laipsnių temperatūra. Rodos pats laikas gyvenamiesiems purškimams kartu su augalų apsaugos produktais. Tačiau šalnos, kurios buvo numatomos, padalino ūkininkus į dvi stovyklas. Vieni sako, jog prieš šalnas reikėtų nepuršti augalų, o kiti, kad kaip tik augalą paruošti prieš patiriamą galimą stresą. Gamybinius bandymus atlikome dviejose rajonuose. Šiandieną sveikinamės iš vieno jų, tai yra Krekenavos. Stovime LG Arnold lauke, kuriame viena kontrolinė pusė buvo puošta su graminicidais ir insekticidais, naudota Targo Super kartu su Delta Forte. Produktai parengti ne tik atsižvelgiant į šaknyno sustiprinimą, bet ir panaudoti du biostimuliatoriai, tai yra humio ekstraktas ir stimedžikas. Purškimas buvo atliktas 4 dienos prieš šalnas, kad dar augalas gebėtų apsirūpinti ir maisto medžiagomis, kurios buvo paduotos šiek tiek anksčiau, tęstų savo vegetacinius procesus. O šiandien vertiname augalus praėjus savaitai po purškimo. Pasirinkome neatsitiktinai ar ne vertinti augalus po savaitės vien todėl, kad dar vyrauja šiek tiek žemesnės temperatūros ir augalas yra vis dar tampamos šiek tiek tų žemesnių, aukštesnių temperatūrų. Justina, kokios šiandieną yra tavo įžvalgos matant atliktą bandymą? Turbūt ne veltui pasirinkome tikslingai atvykti 7 dienos po purškimo, nes vis dar vyrauja tikrai šaltas oras, yra apie 3 laipsniai šilumos šiuo metu, nes visgi didžiausi skirtumai skystų trąšų, biostimuliatorių pasirodo, kada yra nepalankios oro sąlygos. Vertinu šitą bandymą iš tikrųjų labai teigiamai. Tikrai matomas vizualus skirtumas tiek šaknų, tiek antžeminės masės. Tik nereikia norėti ir tikėtis, kad atvykus po 7 dienų mes matysim dvigubai didesnę šaknų masę, dvigubai didesnį augalą, stebuklų produktai nepadaro. Ir kai turėsime drėgmės, kas yra prognozuojama šį savaitgalį ir jau temperatūra šoktels daugiau, sakykime, 10–15 laipsnių, tada dažnu atveju pasėlis iš tikrųjų susilygina ir to vizualinio skirtumo mes negalime pamatyti. Bet tuo pačiu mes negalime pamatyti, kas vyksta ir augalo viduje. Aš sutinku su tavo nuomonė, nes žvelgiant ir į kontrolinius augalus, ir į ten, kur atliktas buvo purškimas, galime matyti visokių augalų. Ir mažesnių, ir didesnių. Konkrečiai savo rankose laikau vieną kontrolinį, o kitą būtent purštą augalą. Sutinku ir su tuo, kad kada ateis šilumos ar ne, augalai be abejo susivienodins. Rodos dabar kol kas drėgmės galima sakyti, kad vietomis jau yra stygius, bet gilesnėse sluoksniuose dar jos tikrai yra. Justina, kaip galvoji, ką daryti tiems žmonėms, tiems ūkininkams, kurie galbūt neatliko purškimo mitybinio, konkrečiai kalbu, dar prieš šalnas? Tai aš turbūt liksiu prie savo pagrindinės nuomonės ir pagrindinės minties, kad šią dieną yra svarbiausia auginti šaknį. Tai ir po šalnų rekomenduočiau naudoti fosforą, kuris yra orientuotas į šaknyno augimą, kartu kombinuojant, sakykime, humines, fulvo rūgštis ar jūros dumblius. Nes, kaip tu sakei, drėgmės trūkumas jau matosi vienuose kituose rajonuose ir kol turim galimybę dar imti drėgmę iš gilesnių sluoksnių, reikėtų naudotis progą, kuri leidžia augalo šaknynui vystytis, kol yra drėgmės. O ką daryti tiems, kurie purškimo atliko? Be abejo, žvelgiant į šitą augalą, aš galiu pasakyti, kad tikrai bus pats laikas ir augimo reguliatoriams. Tai kokia tavo rekomendacija būtų iš mitybinės pusės? Tai jeigu jau buvo atliktas pirmasis purškimas, kuris orientuotas į šaknyną, tai tada rekomenduočiau atiduoti pilną mikroelementų kompleksą. Tai yra tam normaliam augalo augimui ir vystymuisi, kartu komponuojant su kaliu. Nes visgi, jeigu sulauksime tų aukštų temperatūrų, rapsas šoks, plyš stiebas, ką mes sulaukiame kasmet, bet norint sumažinti tuos padarinius, kalis tikrai labai vertingas elementas. Reikės išnešioti maisto medžiagas, tiek pagrindinės, tiek
tas pačias mikroelementinės, kurias atiduosim per lapus. Labai tau pritariu, nes iš tikrųjų tai bus ir paskutinis tikriausiai maitinimas rapsuose, tai turim paruošti augalą kiek įmanoma labiau visiems galimiems patiriamiems stresams. O kaip galvoji, ar ne, rodos dar šeštadienį rodo šaltesnį orą, kažkur bus apie 11-10, kažkur galbūt 12 šilumos. Sekmadienį lyg ir šiek tiek jau šiltesni orai ir pirmadienį jau ir žiūrint į kitas dienas sieks 18, 20 ir 21 šilumos. Kada būtų pats laikas jau startuoti su tais purškimais? Ar mums reikia iš karto skubėti vos po tų šalnų jau sekmadienį galbūt ar ne su purkštuvais, o gal dar šiek tiek reikėtų luktelt? Aš visgi po tų šalnų manau, kad reikia augalui šiek tiek atsigauti. Turėsim 1-2 saulėtas dienas, ne šeštadienį, sekmadienį. Ir manau, kad turbūt 99% ūkininkų pirmadienį startuos su purškimais, nes tikrai bus labai palankus oras ir plus labai turim tą suspaustą laiką ir visi skubės atlikti darbus. Kas nepasidarė pirmojo purškimo, tai į tą laiką turės spėti padaryti 2. Kas jau pasidarė tą pirmąjį darbą, tai bus šiek tiek jau lengviau. Kaip manai, ar išlošė tie, kurie jau pirmąjį purškimą atliko? Sunku vertinti. Mano nuomonė turbūt išlošė. Jeigu buvo rapsas jau pasiruošęs, jau buvo atliktas pagrindinis maitinimas, tuomet taip, jeigu dar turėjome pasėlį ganėtinai tokį neatsigavusi po žiemos, tai manau, kad ir pirmadienį startavus spės ūkininkas pasivyti darbus. Tik tikriausiai reikėtų atsižvelgti jau ir truputėlį stipresnę mitybą pasidaryti. Tikrai taip. Visgi jau esi padariusi per Lietuvą ne vieną bandymą ir kaip prieš tai diskutavom, sakėm, kad kažkuriuo momentu pasėlis įsilygins. Bet visgi kokią tu matai šio bandymo vertę ir mitybinį purškimą apie šalnas? Tai nepaisant, ar tai būtų šitas bandymas, ar būtų anksčiau vykdyti, kada yra šalnos, panašus stresiniai faktoriai, augalo asimiliacinis plotas jisai mažėja. Vadinasi, augalas praranda savo produktyvumą. Tai būtent dėl to mes ir turime augalą užkurti, padidinti jo vegetacijos laikotarpį. Tam yra ir magnis, manganas, kalis, azotas, siera ar ne. Tai kiek įmanoma labiau, žiūrint į savo biudžetą ar ne, investuokime ir nepagailėkime, nes augalo, ypatingai rapsų, yra labai trumpas vegetacinis laikotarpis, kada mes galime įsiterpti su mikroelementiniais purškimais. O kuo mes labiau paskatinsime augalą, kuo įdėsime daugiau tų mikroelementinių elementų, kurie būtent padidins galbūt chlorofilų kiekį ar ne, tuo turėsime intensyvesnę fotosintezę, automatiškai didesnį ir derlių. Ir kas žino, ar nesulauksime šalnų ir gegužės mėnesį, ką turime įprastai. Taigi, kuo stipriau paruošime augalą, tuo jis lengviau perneš įvairias oro išdaigas.